Kokius nustatymus pasirinkti fotografuojant šventinį miestą? Buvo konkretus klausimas vienos žiūrovės mano YouTube kanale, kokią diafragmą, kokį išlaikymą, kokį jautrumą, tai yra ISO, pasirinkti fotografuojant šventinį miestą. Pakalbėsim apie tai, ką aš galėčiau jums patarti. O tuo tarpu nepamirštam laiką, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video, būtinai pakomentuoti 3-4 žodelius, ne mažiau, nes YouTube'as tai mėgsta, mato, kad kažkas tai juda, kad vyksta bendravimas ir aišku pasidalint tuo video, pasidalint su savo draugais, jeigu tu žinai, kas mėgsta fotografuoti, nori išmokti daugiau, tai taip pat būtinai nusiųsk nuorodą, tegul žmogus pažiūri ir tegul mokosi su mumis kartu. Taigi, labas rytas. Ir pakalbėkim apie tai, kaip nustatyti. Ko gero, beveik iš pat pradžių galiu tik tai nuliūdinti, pasakęs tokią frazę. Jinai nėra bloga, bet mums reikia suprasti, kad nesvajoti to, ko nesuprantam, to, ko nereikia, kad lyg tai mes nustatę išlaikymą, diafragmą, jautrumą, mes, žodžiu, suprantam, kad fotoaparatas turi begalę kažkokių ypatingų nustatymų, kurie gali fotografuoti dieną naktį, va taip nuo rankų, nesujudinus ir taip toliau. Taigi, mielieji, nėra tokio recepto, kad, pavyzdžiui, fotografuoti kur nors kokį nors renginį, tai nustatyk štai tokį išlaikymą, tokią diafragmą ir tokį ISO, o fotografuojant kur nors prie eglutės, prie šventinį tokį laikotarpį, tai tokie nustatymai bus vėlgi, tiek diafragma, tiek išlaikymas, tiek jautrumas ir tu, žodžiu, turėsi geriausias nuotraukas, nes tai pasakė mokytas, tai reiškia taip turi būti. Ne, šito dalyko nėra. Aš taip ir atsakiau mokiniai, kad tokio recepto nėra, jo būti negali iš esmės, nes netgi dienos šviesoje arba va tokioje aplinkoje kaip aš dabar, pasisukius į vieną pusę, mano veidas bus apšviestas vienaip, su vienokia šviesa, į kitą pusę pasisukus, bus veidas apšviestas jau kitokia šviesa. Šiek tiek paėjus porą metrų miškelio link, mes jau pamatysim, kad mes jau tamsesnėje aplinkoje, išėję į keliuką, mes matom, kad mes jau šviesesnėje aplinkoje. Todėl nustatyti arba pasakyti nustatymus ir kad jūs galėtumėt pasirinkti ir džiaugtis, kad turi dabar man pavykti, nes mokytas, meistras pasakė, ne, tokio recepto negali būti. Tai tiesiog neįmanoma. Apytiksliai galima pasakyti, nuspėjant, kas gausis, jeigu jūs pasirinksit vienokį ar kitokį išlaikymą, diafragmą, jautrumą. Apytiksliai. Kodėl? Todėl, kad daug maž supranti, kaip tai veikia. Ką duoda išlaikymas ilgesnis, ką duoda išlaikymas greitesnis, ką duoda uždara diafragma ir ką duoda atvira diafragma. Kam reikalingas ISO jautrumas, kam jį reikia didinti, tuos skaičiukus ir jautrumą patį. Ir kada jį reiktų mažinti. Štai, kai mes tai suprantam, pirmą mes nustatom ekspoziciją, antrą mes gaunam atitinkamą efektą. Bet fotoaparatas savo nustatymuose turi tam tikras ribas. Taip kaip ir žmogus tam tikras ribas turi, ar ne? Gal ten ėjo, bėgu, spartau, ir paskui tiesiog viskas, jau nesikelia nuo žemės, nes jau, tiesiog viskas, jis baigėsi jėgos, ar ne? Tai fotoaparate yra tam tikros ribos, kurios mums neleidžia vienokį ar kitokį aplinkoje fotografuoti, pavyzdžiui, nuo rankų. Kažkas gal sakys, kaip tai neleidžia, mes galim fotografuoti ir naktį, tik reikia turėti trikoją. Taip, tai jeigu trikoja, tai čia jau kita kalba. Bet kalba eina apie fotografavimą nuo rankų, kada mes fotoaparatą laikom rankose. Juk mes eidami su šeima, su draugais į tokį gražų šventinį miestą, vargu ar nešimės trikojų tam, kad ten nusifotografuot. Greitai kažkam atsibos, sakys, kiek tu čia gali kuistis. Einam, apeinam, pažiūrim ir einam savo. O čia pastatė, kol ten viskas susistatė, kol ten visą kitą, visiems gali atsibost. Bet jeigu tu eini vienas arba su kolegom, tokiais pačiais fotografais, mėgėjais ar profesionalais,
Tai jūs visi daro tą patį darbą, tada aišku, pasimt trikojį, galbūt pasimt netgi papildomų kažkokių švieselių, kur aš kalbėjau praeitą temą. Ir tada tu gali pasišviest tam tikras vietas. Fotoaparatas stovi ant trikojo, fotografuoji su ilgu išlaikymu. Tada tu gali diafragmą uždaryti tiek, kiek tu nori, o ne taip, kad fotografuot nuo rankų. Faktiškai tu turi diafragmą atidaryti beveik visiškai. Išlaikymą pasidaryti pakankamai ilgą ir žinot, kad reikia stovėti stabiliai, nejudėti, vos net nekvėpuoti, kad nebūtų sujudėjusi nuotraukų. Gali būti, kad tu jau įpratęs ir profas ir tu laikai fotoaparatą. Ir stabiliai laikai, tu žinai, kad tu tikrai nesujudinsi, bet tie, kuriuos tu fotografuosi, gali sujudėti. Ir nuotraukoje gausis bent kažkuris vienas žmogus neryškus. Kodėl? Todėl, kad jisai sujudėjo. Sakysiu, tai kodėl jisai sujudėjo, tai yra kodėl nuotraukose matosi, kad jisai sujudėjęs. Va, štai čia ir mes grįžtam vėl prie to pačio. O todėl, kad per ilgas išlaikymas. Taigi, jeigu mes norim fotografuoti šventinį miestą ir mes neturim papildomų kažkokių švieselių, prožektoriukų, galbūt kažkokios LED lemputės, kažkokio dar, kad ir tos pačios blykstės ant fotoaparato, tai mes turėsim nustatyti labai pakankamai ilgą išlaikymą. Aš taip maždaug įsivaizduoju. Visų pirmiausia pasakysiu, kokiu režimu geriausiai būtų fotografuoti. Ne kokiais nustatymais, o kokiu režimu. Tokioje aplinkoje, kaip kad papuoštas miestas, šventinis miestas, eglutės, viskas žiba lemputės, kažkas panašaus, kaip fotografuoti kokioj nors ten, nežinau, diskotekoje ar kur nors koncerte, kai tų lempučių pilna visokių ir šviečia iš visų pusių, reikėtų fotografuoti M režimu. Jokie automatiniai ar pusiau automatiniai režimai greičiausiai nepadės, nes fotoaparatas didžiąją dalį nustatymų pasirinks pats. O žinot, kaip pasirenka pats fotoaparatas prie apšvietimo tokio, kaip čia pasakyti, labai kintančio, kai greitai kinta. Kažkur tai užsidegė lemputė, kažkur užgeso, čia vėl užsidegė, čia vėl užgeso. Fotoaparatas tokių dalykų nesupranta. Ir žiūrėk, jūs jau gaunat nuotraukas, tai sujudėjusias, tai kažkurios vietos peršviestos, nėra detalių ir taip toliau ir panašiai. Todėl geriausia fotografuoti M režimu, pasirink galbūt, aš taip maždaug įsivaizduoju, išlaikymą 1/40, galbūt 1/50, o jeigu tikrai visi stovi stabiliai, kaip sako, kaip įkalti, nejuda, sakai, net nekvėpuokit, tai galbūt galima pasirinkti ir 1/30. Bet tu turi turėti omeny, kad tu turi irgi fotografuoti ir fotoaparatą laikyti labai stabiliai, kad būtų nekrust. Žmonės, kuriuos fotografuoja, taip pat turi būti perspėti. Nekvėpuokit, stovėkit visi, kaip, žodžiu. Bet tada kas gausis? Gausis visi akmeniniais veidais, tokie laukia, kol ten, žodžiu, tave nufotografuos. Tai kada galima kvėpuoti? Aišku, juokauju. Bet turėti reikia omeny, kad prie tamsos aplinkos išlaikymas, jisai nori, nenori. Jeigu automatiškai jis pats pailgės, o jeigu rankiniu būdu M režimu fotografuojam, mes turim žinoti, kad išlaikymą mes turim pailginti, kitaip gali nepavykti. Diafragmą taip pat turim atverti. Gerai būtų, jeigu turi šviesų objektyvą ir diafragmą gali atidaryti iki 2,8 bent. Bet jeigu pas tave objektyvas tas vadinamas kitinis, kurio diafragma mažiausiai atsidaro iki 3,5, tada, kaip sako, galimybės dar sumažėja nufotografuoti gerai. Tarkim, tu atidarėjai iki 3,5, daugiau tu kaip ir negali. Kas lieka toliau padaryti? Liko ISO. Tai yra jautrumas. Taigi, jautrumą toliau didini tol, kol nuotrauką matysi, kad jau gaunasi. Taigi, nėra vėlgi pasakyt tau skaičiaus, kad padaryk 1000 arba 2000, gali būti ir 3000 neužteks, turėsi dar padidinti. O mes žinom, kad kuo tu didesnį jautrumą darai, tuo nuotraukoje atsiranda daugiau triukšmo. To vadinamo tokio grūdelio. Ir jisai mums, aišku, gadina nuotraukas. Taigi, štai tokie, atrodo, pasirinkimai, bet tai
netikslus. Tik apytiksliai galima tai pasirinkti ir žiūrėti toliau, ką tu turėsi. Taigi, nepamirštam, pasirenkam išlaikymą maždaug 1, galbūt 40, saugiau būtų 1,50. Atidarom diafragmą iki galo. Tiesa, aišku, jeigu tu turi objektyvą, pavyzdžiui, su diafragma 1,4 tokį šviesų, kuris gali atsidaryti tiek, tai tada nereikia tiek atidaryti. Nes tiek atidarius gali būti, kad tu taip pat prarasi ryškumą, vien tik dėl to, kad jo labai mažas bus ryškumo gylis. Taigi, jeigu tu turi objektyvą, kurio diafragma 1,4, tai yra parašyta ant pačio objektyvo 1,4. Pavyzdžiui, 35 mm, toliau 1,2 ir 1 kablelis ar taškas 4. Tai reiškia, jūsų objektyvas šviesus, labai geras objektyvas, bet fotografuojant netgi tokiam tamsiu paros metu, mes vis tiek negalim jos, nereikia jos atidaryti tiek daug. Taigi, rekomenduočiau tokiu atveju tada atsidaryti iki 2,5. O dar geriau būtų 2,8. Tai žinotum, kad tikrai, ypač jeigu grupė žmonių, bus tada greičiausiai visi ryškūs su tuo objektyvu ir būsit visi, žodžiu, patenkinti ir taip toliau. Taigi, nustačius išlaikymą, nustačius diafragmą, liko ISO. ISO mes jau didinam ir fotografuojam. Padidinam, fotografuojam tol, kol matysim, kad jau nuotrauka gavus pakankamai šviesiai, pakankamai gerai ir aiškiai. Dabar, kaip tik vakar dar su savo draugu kalbėjau, kuris irgi mėgsta fotografuoti ir gamtą fotografuoja ir panašiai. Taigi linkėjimai jam, žino, apie ką aš kalbu. Kaip tik jisai paprašė, kad peržiūrėčiau keletą jų nuotraukų, ir duočiau kokiu tai galbūt pastabų, pamokymų ir taip toliau. Iš tiesų, žvilgtelės porą nuotraukų, pastebėjau, kad fotografuota, reiškia, šventinė nuotaika, eglutė žaisliukai ir panašiai. Ir aš pastebėjau, kad tie žaisliukai tiesiog stipriai peršviesti. Apie ką aš pačioj pradžioje ir užsiminiau? Apie detalumą. Štai čia ir buvo pastaba, kad reikėtų naudotis ekspo korekcija, nesvarbu. Tai gali būti dienos šviesoj. Ekspo korekcija tai yra atskiras mygtukas arba ratukas, galima būtų tai pavadinti, kuris pataiso ekspoziciją. Jeigu mes fotografuojam M režimu, tai bet kokiu atveju mes koreguojam bet kurių iš nustatymų. Tai gali būti išlaikymas, diafragma arba ISO. O jei fotografuojam pusiau automatiniu režimu, tai yra atskiras mygtukas arba gal ratukas, kuriuo mes galim pakoreguoti ir tai vadinama ekspo korekcija. Kai mes nufotografuojam ir mums kadras per šviesus, arba matom, kad nėra detalumų, pavyzdžiui, dabar apsiniaukęs dangus, jis nėra baltas, bet jeigu tu nuotraukui matai, kad jisai baltas, tai reiškia, kad tau nuotrauka per šviesi. Toj vietoj, kur balta, reiškia, nėra detalių. O taip neturėtų būti. Turi būti detalės. Pavyzdžiui, baltas rūbas, jeigu jisai išdegęs, ten nėra jokių kloščių, jokių siuvinukų, galbūt, nežinau, kišenukų, jei baltinukai, tai reiškia, kad per šviesi nuotrauką reikia pakoreguoti, kad jinai būtų tamsesnė. Pas mane yra tokia taisyklė ir aš mokiniams laiką sakau, geriau nuotrauka bus šiek tiek tamsesnė nei per šviesi. Iš tamsesnės mes galim koreguojant ištraukti detalės ir matysis ir baltose vietose, tai yra šviesiose vietose, ir tamsiose vietose. Bet jeigu tu padarysi per šviesią nuotrauką, pakoreguot tau jau nepavyks. Todėl labai yra svarbu matyti, pasididinti, kad matytųsi detalės. Jeigu jų nėra, mes turim pakoreguoti ekspoziciją. Todėl vėlgi kartoju tą patį, kad nufotografavę mes nepamirštam pasididinti. Pasididinti tam, kad pažiūrėt, ar tikrai yra ryškumas ten, kur tu suvedai, ir tuo pačiu pažiūrėt tas vietas, kurios yra šviesios. Ar ten yra detalių, ar ten tiesiog balta, plika, išdegė ir viskas. Būtina pasididinti. Atsiminkit, kad tie ekranėliai, kurie rodo mum fotoaparate, arba fotografuojant su tuo pačiu mobiliu, jie mumis apgauna. Jie mums visą vaizdą pagražina. Mūsų akim tai yra gražu. Ne veltui
parodykit kam nors nufotografavę, ką nors tokio, nežinau, gražaus, įdomaus. Ir žmogaus būna, vau, pirma reakcija, kokios ryškios nuotraukos, suprantat? Ten gali nebūti ryškumo kaip po tokio fokuso, suprantat, turbūt apie ką aš kalbu, bent jau mano pastovų žiūrovai, tai tikrai girdėjo, ką reiškia fokusas, pats ryškumas, tai gali jau ter nebūti. Arba, pavyzdžiui, žmogus ryškus fonas susilieja, štai apie ką aš kalbu, bet žmogus pažiūrėjęs nuotrauką, jisai būna, vau, sako, kokia ryški nuotrauka. Tai labai klaidinantys terminai, kurių ne visada suprantam. Na, ką ten kalbėti, jeigu didžiulės firmos, tarkim, mobilių ir į lietuvių kalbą išverčia ir ten būna parašyta vietoj to, kad ten pašviesint, patamsint ar ten, nežinau, kontrasto dadėt, būna parašyta paryškint nuotrauką. Ką reiškia paryškint? Yra atskiras nustatymas paryškint, jeigu jau taip kalbėti, tai yra sharp, ar ne? Tai va, jisai gali paryškint nuotrauką, bet jeigu ant tokių nustatymų kaip pašviesint, kontrastų uždėti ar ten kažką panašaus rašo paryškint, tai yra neteisinga. Todėl turit suprast, kad ryškumas tai yra fokusas, suvedimas ryškumo į tą objektą, kurį jūs fotografuojat. Tai štai, tokie mano patarimai, o nepamirškit, kad reiktų neštis ką nors pasišviesti, jeigu jau einat į miestą su šeima pasifotografuot. Tai manau, kad jūs tada dar labiau išloštumėt. Aišku, nešvieskit tiesiai taip pat fotografuodami į objektą, švieskit šiek tiek iš šono, maždaug 45 laipsnių kampu į objektą nuo fotoaparato, štai taip. Ir bus įdomesnė šviesa, nes jeigu jūs taip tiesiai, kaip sako, į kaktą, tai nebus nieko gero. Tai štai, mėlyje, tokie patarimai, aš manau, kad jūs šventiniai laikotarpį turėsit gerų nuotraukų, vien dėl to, kad aš patariau. Neskubėkit, išbandykit, darykit keletą kadrų, nebijokit klysti ir viskas jums pavyks. Na, o nori, jeigu daugiau kažką sužinoti, daugiau išmokti, daugiau profesionalių patarimų, tik žinai, kad pas mane galima mokytis 2 būdais. Tai yra savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai tai net 10 temų video formate. Įsigijai ir savo. Sėdi, mokaisi. Keliauji gal kažkur, klausai, fotoaparatą šalia, žiūri ekrane ir savo vėlgi mokaisi. Tai labai patogu. Tai reiškia, gali mokytis būnant kur nori, kiek nori ir būnant ir kada nori. Žodžiu, laikas neribojimas, o 10 temų tu visą laiką gali pamiršęs kažką pasikartoti, vėl pasižiūrėti ir iš tikrųjų džiaugtis tuo, kas yra ten sakoma, džiaugtis tuo, kaip tu gan greitai supranti ir išmoksti, apie ką eina kalba, kaip valdyti fotoaparatą, kaip jį nustatyti ir taip toliau. Na, o antras būdas individualiai. Tai jau kur kas aukštesnis lygis, vien dėl to, kad mes mokomės kartu, tik tu ir aš. Visi profesionalūs patarimai yra tau vienam. Kalbamės, matom, ką tu supranti, ko nesupratai, pasikartojam, būtinai išbandom, kad būtų tikrai aišku, kaip veikia tie nustatymai, apie kuriuos klausė žiūrovė. Ir kai tu tai supranti, kaip tai veikia, viskas pasidaro aišku. Ir nesvarbu, kada tu fotografuoji, ar tamsioje aplinkoje, ar dienos šviesoj, tu tiesiog supranti, kada ir kokiu atveju reikia nustatyti kokį išlaikymą. Kada ir kokiu atveju reikia nustatyti diafragmą. Kada ir kokiu atveju reikia padidinti arba pamažinti ISO, tai yra jautrumą. Tie dalykai yra svarbus ir jie pakankamai lengvai išmokstami. Kodėl? Todėl, kad jie tik tai 3. Viskas yra paprasta, tai nėra raketų mokslas ir jūs tikrai galit greitai išmokti, nereikia to bijoti. Tai štai, mėlyje, yra tokie 2 būdai mokytis. Na, o jeigu sakai, kad neturiu fotoaparato, dabar labai gera proga įsigyti ir aš tai padedu. Tiesa, apie mokymus, apie kuriuos aš kalbėjau, nuorodos yra po šio video. Būtinai pasižiūrėk, kuris tau tinka ir ten galima per svetainę užėti ir įsigyti. Dabar dar ir nuolaidos yra, juk iš šventės ateina. Reikia kažkam įsigyti, kad išmokti arba padovanot kažkam, kaip dabar ir daro. Jau vienas kitas dovanoja, dovanų kuponą paima
Ir iš tiesų, manau, gera dovana tam, kuris įsigijo fotoaparatą. O kaip sakiau, jeigu dar tu neturi, bet nori mokytis, aš dažnai padedu įsigyti, kad turėtum gerą fotoaparatą, kad tikrai būtų naudingas, tinkamas objektyvas parinktas, kad nebūtų per brangus, nei iš tikrųjų reikia, nebūtina permokėti, nebūtina naujas, gali būti visai geros būklės, apynaujas netgi, sakyčiau, puikiai fotografuojantis, bet jeigu nori naują, jokių problemų, galima parinkti naują, pažiūrėti, viskas pagal jūsų reikmenis, taip kaip jums reikia, pagal tai, ką jūs planuoji daryti, viską galima taip padaryti ir turėsit. Taigi, mylėjai, štai tokie mano patarimai ir kągi, artėja šventės, eikim, fotografuokim, darykim, mokykimės ir dovanokim savo draugams fotografijos kursus, kad turėtumėt savą fotografą. Jie išmoks fotografuos atsidėkodami jumis. Tai labai gerai, labai padeda. Viskas, mylėjai. Iki sekančio video, dar pasimatysim šiais metais, aišku. Tai susitiksim ir kągi, gražios dienos ir iki sekančio.